vadovas. Skamba solidžiai, ar ne? Bet ar tikrai viskas yra taip smagu? Tai pasikalbėkim apie spaudimą, sprendimus, atsakomybę ir, sakykime, tuos momentus, kai atrodo, kad visos akys į tave. Jaunas vadovas, ambicinga komanda ir dienos, kurios neretai, ko gero, baigėsi po darbo valandų. Inbank kalba laidoje turime Inbank Lietuvos filialo vadovą Vaidotą Rimeikį. Labas, Vaidai. Labas. Tai pakalbėkim apie tavo patirtį, apie jaunojo CEO buvimą ir ką tai reiškia. Tai pradėkim turbūt nuo to tokio esminio klausimo. Tai šiandien turbūt geidžiamiausia pozicija ir yra tos 3 raidelės CEO. Tai kodėl tavo nuomonė šita pozicija tapo tokia geidžiama ir kas šiai dienai atrodo žmonėms čia taip patrauklu? Okay. Tu taip uždavai klausimą ir pirmą žodį pasakė apie spaudimą. Taip. Aš galvoju, čia kraujo spaudimą ar apie kurį, nes iš tikrųjų vis tiek susiję dalykai yra, žinai, ir apie tą geidžiamumą. Čia 2 dalykai. Gal žmonėms atrodo, kad čia kažkiek tai laisvės, įtakos yra, tu ten planuoji savo dieną, dėliojas ir panašiai, bet iš tikrųjų labai klaidingai atrodo, nes ką ir tavo klausime buvo galima šiek tiek išgirsti apie tai, kad iš tikrųjų paprastai turbūt CEO pozicija dirba, sakyčiau, savaitę ilgiau negu vidutiniškai, negu normalus, ten, tarkim, samdomas darbuotojas, nes bent porą valandų gaunasi, kad ar ten po darbo yra kažkokie dar skambučiai vyksta, būna kartais ir savaitgalį kažkas ten ištinka, nutinka. Tai tas toks laisvės, įtakos, tie dalykai labai stipriai nusisveria į atsakomybę. Ir man atrodo, kad čia tavo svarbiausias dalykas yra, ko žmonės galbūt neįsivertina, tai kokia ta atsakomybė. Ir atsakomybė už sprendimus, atsakomybė priimti greitą sprendimą, nebijoti klysti. Ir kai čia ateini iki šitos vietos, tada tu pasižiūri, kad gal ne visą laiką taip ir malonu, nes ir man būna, kad tu priimi vieną kažkokį sprendimą ir paskui tu jį nešiojas, galvoji, gerai, aš padariau ar blogai padariau, o paskui reikia dar vieną sprendimą priimti. Nors tu dar apie tą praeitą sprendimą galvoji ir taip pat bildinas dalykai ir tai, sakau, įvaizdis toksai gali būti, kol nepabūni ten vienai, bet iš tikrųjų pakankamai daug reikia ir atiduoti ir savo laisvalaikio, ir šeimos laiko, nes net būnant šeimoje, laisvu laiku, ta atsakomybė grįžta ir tie sprendimai, kuriuos tu priėmė arba kuriuos dar reikės tau priimti, jie vis tiek kažkur pas tave, žinai, kabo galvoje pakabinti ir tu vaikščiodamas, žinai, po parką, vieną galvą dar turi galvoti, o tai kaip čia reikės padaryti, nes laiko nėra, reikia greitai spręsti. Čia paminėjai pradžioje tokį irgi gerą iš tikrųjų klausimus apie spaudimą, kurį, sakei, buvo visai iš kitos operos, pavadinkim. Taip. Bet čia iš tikrųjų gera tema. Kraujo spaudimas, pasakykime, ar tai iš tikrųjų irgi yra ta vieta, kurioje dažnai tenka susidurti su tuo stresu ir įtampa, kuri dažnai ir kelia tą kraujo spaudimą. Aš esu taip pasižiūrėjęs, neturiu tokių problemų su kraujo spaudimu, bet kūnas kartais išduoda ir dažniausiai, kai būni arti tokio burnout, arba kai būna per daug visko, arba nebesugebi savęs išbalansuoti, tarkim, nebeskiri laiko laisvalaikiui, kažkokiam pasivaikščiojimui, sportui, tiesiog darbai ir kažkokie tai labai intensyvūs periodai, dažniausiai tu tą spaudimą ne tik iš managemento kažkur jauti, žinai, bet ir jauti jau per sveikatą, kad spaudimas, žinai, atsiranda ir tada man tai yra labai geras signalas, aš greitai, žinai, susifokusuoju, kad tada pradedu taip labai, kaip pasakyti, planuotis laiką ir dažniau pasakyti ne, nes finale tai reikia taip, kad būtum vis tiek pakankamai sharp, o sveikata labai daug tam daro. Tai turbūt nėra taip, kad, sakykime, kas liečia sportą ir tas visas instagraminis, pavadinkim taip, tos video, kur visi turbūt galvoja, kad vadovas, tai jisai dienos metus jau gali laisvai nueiti pažaisti tenisą, nueiti į sporto klubą, nes jis tiesiog vadovas ir gali sau leisti. Tai turbūt ko gero gali paneigti šitą. Tai galiu paneigti, jeigu tokių vadovų yra, tai norėčiau pažiūrėti, kaip ilgai jie gali išlikti toje kėdėje, tai kažką jie tikrai daro ten super gerai, arba nežinau, turi be galo
Tačiau gali būti taip. Viena labai svarbi detalė, iš tikrųjų, čia net ne detalė, čia labai didelis toksai, sakyčiau, kaip ir dalykas vadovo arba CEO pozicija yra komanda, nes dažniausiai dauguma darbų tai yra toks vis tiek, arba rezultatas tai yra toks kolektyvinis dalykas. Pasiekiamas kolektyvų, vadovas toksai yra orkestruotojas, bet pažiūrėjau, mano diena, dažniausiai aš taip kažkaip dar paskaičiau, apie 70% savo darbo laiko aš praleidžiu susitikimuose. Ir sprendimus aš irgi priimu susitikimuose. Kad man priimti kažkokį tai sprendimą savo kabinete arba ten, tarkim, pastrateguoti ar pagalvoti, aš turiu paieškoti laiko. Ir aišku, tu gali, kaip čia pasakyti, galbūt tiek daug negalvoti apie ateitį arba turėti be galo stiprią komandą, kurie viską išpildo gerai, viską padaro labai gerai susidirbę. Bet kai dirbi su žmonėm, tai tie periodai mano patirtim labai būna tokie, jie būna, bet paskui kažkur ten kažkokios išorinės aplinkybės, kažkas komandoje, kažkokie pokyčiai. Ir žmonės irgi yra toks dalykas, kuris, darbas su žmonėm yra nepastovus, žmonės reikalauja pastoviai kažkokio tai dėmesio, diskusijų ir panašiai. Aš tokių patirčių turiu, kad palikus komandą kuriam laikui pagyvent, būna taip, ten planavimo periodai ir panašiai, tai tada grįžus tai jauti, kad turi su ta komanda tą patį laiką atidirbti. Taip. Ar daug sprendimų yra tavo rankose, ar taip tik atrodo iš šono? Čia turbūt irgi gerai, kalbant apie komandą, turbūt. Jo, daugumą sprendimų, aš gal toks sakyčiau, čia mano irgi požiūris į vadovo arba CEO rolę, kad gebėjimas turbūt svarbu yra gebėti greit priimti sprendimą. Ar tie sprendimai yra, kaip čia toj roliai, tu kasdienybė, taip, reikia juos greitai priimti, bet labai svarbu yra, kaip komanda tau atneša visą tą kontekstą, informaciją, kurios reikia sprendimui priimti ir visą laiką, ko galbūt neturi, ne visą laiką, kaip čia kartais vidutinės grandies vadovai gali to taip stipriai nejausti. Jeigu vadovas nusprendė, tai čia jo atsakomybė. Tai vat, ir su tuo tu pasiemi tą atsakomybę, tu su greitu sprendimu pasiemi atsakomybę, dėl ko aš ir sakau, kad kartais tie pasivaikščiojimai po parką tave palieka apmąstymus ir tas sprendimas buvo geras. Tuo tarpu, tarkim, tie žmonės arba specialistai, kurie atnešė tau informaciją, jie, kadangi vadovas nusprendė, tai jie kaip ir, laisvi. Taip. Iš principo, vadovo čia, sakykime, atsakomybė. Bet pasitikėjimas, aišku, svarbus yra savo vadovų komanda ir tais žmonėmis, kurie atneša tuos sprendimus, bet vis tiek kokios rizikos, pavyzdžiui, slepiasi po tuo tau, nes tu juk vis tiek tu esi tas galutinis, kaip čia to traukinio pavadinkim taip, mašinistas, kuris eina su ta mintim ir jeigu kažkas ne taip, kažkokios vis tiek yra tos rizikos, turbūt spėja. Tai daug tų rizikų čia įvairių gali būti ir tu jų visų niekada neįvertinsi, nežinosi. Geras dalykas yra mokytis iš klaidų, tai svarbu padaryti pamokas ir antrą kartą ant to pačio grėblio neužlipti, bet, tarp kitko yra ir nuo tam tikrų rizikų yra ir draudimai. Dažniausiai vadovai arba CEO pozicijos turi tos draudimus tam, kad pilnai apsisaugoti arba jaustis labiau užtikrintam priimant sprendimus. Šiaip, kalbant apie Inbanką, mes, kai dirbam fintecho srityje ir tai vis tiek yra finansų inovatyvioji pusė. Taip. Ką reiškia, kai inovuoji, tai tu labai dažnai nežinai, negali 100% spėti. Reiškia, tavo sprendimai vis tiek turi kažkiek tenai rizikos. Tai tu niekada nebūsi 100% garantuotas, kad tas sprendimas buvo teisingiausias. Bet vėlgi, kai esam šitoj srity, turim turėti tą, kaip čia pasakyti dabar, galim sau leisti suklysti, svarbiausiai antrą kartą to nepadaryti. Ir antrą kartą. Ir aš tą patį iš tikrųjų laikau požiūrį į komandą, kad yra tokių situacijų, kad galbūt aš turiu kitą nuomonę, negu, tarkim, vienas iš mano vadovų komandos
žmonių, bet man kartais įdomu pažiūrėti, o galbūt iš tikrųjų ten tas kelias visai, ir būna visai, būna, kad iš tikrųjų ta mano nuomonė buvo bloga. Tai aš kartais tikrai taip pastebiu ir per vadovus savo komandą, kaip jie priima sprendimus, ką jie daro ir aišku, kai būna tie sprendimai neteisingi, tai mes pasišnekam apie tai, bet pasišnekam ir tikrai pasidžiaugiu ir savo pasiemu pamoką, kai jie padaro tos sprendimus teisingai. Aha. Tai va tas klausimas savo žmonių komandos, kaip jie mato dalykus, irgi labai daug duoda, kaip čia tokios, sakyčiau, įžvalgų, kaip teisingai pasirinkti ir greitai. Kaip išlikti žmogumi, kai turi priimti nepopuliarius sprendimus? Tai CEO rolė yra tokia, tu visą laiką esi tokiam kaip paradokse. Nėra teisingų, neteisingų sprendimų ir tu renkiesi. Ir aš tai žinau, kad priėmus vienokį sprendimą, kadangi aplinkui yra daug žmonių, visada bus, kam tas sprendimas nepatinka, arba turi kitą nuomonę. Jų visą laiką bus, bet aš žiūriu iš tos pusės, kad tai kas yra svarbu organizacijai, taip toks helicopter view pakėlė, žiūriu, tai kas svarbu organizacijai, aš labai, kai būna, kad kartais nežinau, ką pasirinkti, tai bandau įlipti toks į banko čia tokį žmogeliuką ir galvot, ką jis darys, kokį sprendimą jis pasirinks, kad jisai jaustųsi geriausiai ir panašiai. Tai vis tiek tai yra organizacijos ir įmonės interesai, o ne konkrečiai kažkokio vieno ar kito departamento. Tai tas atsitraukimas ir matymas viso konteksto, viso paveikslo man padeda atsiriboti nuo pozicijų, nuo žmonių. Paskui, aišku, reikia dirbti su to, kad kažkaip tai to žmonės irgi patraukti į tą, kaip čia pasakyti, tą poziciją, kad jie pritartų, kad jie būtų įsitraukę to sprendimo, tarkim, įgyvendinimu, nes čia kita dar atskira tema yra, kad jeigu tu priimi tos sprendimus ir paskui reikia juos vykdyti, ką daryti su tais, kurie turi kitą nuomonę ir kaip juos įtraukti, tai čia irgi svarbi detalė visą. Kad motivuoti, ne? Daryti. Nes sunku dirbti, kai tu nepritari iš esmės šitam sprendimui ir tau reikia dirbti, tai čia irgi toks. Turim tokį žaidimuką. Galvoju, reikia čia tarptų temų mums čia pažaisti. Turiu tau 8 klausimus ir labai negalvok, tiesiog vienas arba kitas variantas, šaunam ir važiuojam toliau. Gerai? Pirmas kavos puodelis, namie ar ofise? Ofise, 100%. Kas smagiau, tavo interviu ar pranešimas konferencijai? Interviu. Kodėl? Sakai, negalvoti. Galiu pasakyti, dėl to, kad man interviu yra vis tiek bendravimas su žmogumi ir tu tada natūraliau vyksta viskas. Pranešimas konferencijoje, tai turi labai pasitikėti savo temą, kurią tu skaitai, tu tikrai turi tau, kaip pasakyti, labai tvirtai jausis ant kojų, ją kitiem pristatydamas. Tai va, čia gal toks, man mažiau pasiruošimo reikia, jeigu taip dar iškiau atsakyti. Labai gerai. Atsipalaidavimai, gamta ar miestas? Gamta. Aš gamtoje gyvenu, tai man... Gamtos žmogus. Gamtos. Liuks. Vadovas su kostiumu ar su sportbačiais? Su sportbačiais, sakyčiau, labiau. Savaitgalis su knyga ar pilnas šurmulio su draugais? Šurmulio su draugais. Tai nepavarsti per visą savaitę tada? Jo, čia geras klausimas šitas ir aš kartais grįžtu namo ir dėl įvairių gali būti priežasčių, gali būti, kad vis dar kažkokios tai mintis yra galvoje, nuo kurių kartais sunku pabėgti yra. Sunkiai sekasi šeimoje bendrauti, nes tiesiog tu nori dar biškai taip nori tą reset pauzę padaryti, kad persiorientuoti į kitą režimą. Tai ir čia turiu receptą, kur man iš tikrųjų jau, kokie gal 5 metai su šito receptu aš gyvenu ir man labai padeda. Tai yra tokia kaip ritualas, grįžti namo ir eini su šuniu pasivaikščioti, kokie, ten gaunas, nežinau, 40 minučių, tarkim. Tai tu vaikšti su šunim ir jeigu sunkesnė diena, dažniausiai tyloj, jeigu ten lengvesnė diena, kaip tarkim šiandien, tai tada galbūt kažkoks tai podcastas ausyse sukasi. Tai, bet jeigu tu vaikštai tyloji, tai grįžęs po to nusiresetini.
pasivaištai ir žinai, vaikštau miške, tai man, sakau, 5 kokie metai, darau šitą kiekvieną dieną ir iš manęs vis bando ten pavogti šuns vedžiojimą ar ten kitas šeimos narys, aš tai pakankamai už tai pakovoju. Tai man tas labai padeda. Svarbios 40 minučių. Jo, čia spaudimo stabilizavimo. Priemonė. Taip. Skambutis ar žinutė? Skambutis, labai nemėgstu žinučių. Susitikimas online ar gyvai? Gyvai. Diena be kavos ar be telefono? Be kavos. Nes be telefono, ko gero, sunku įsivaizduoti savo dieną būtų. Taip. Jo. Ne, čia vat irgi kitas tas darbas. Tai jeigu tu, dar čia apie tą CEO rolę, jeigu tu, tarkim, važiuoji automobilyje, stovi kamštyje, ten, nežinau, lauki kažkur, nežinau, parduotuvėje, ten eilėj kažkur ir panašiai, tai tas telefonas toks kaip ir padeda, kaip ir maišo, nes iš tikrųjų, ką tu darai, tu žiūri, kas vyksta toliau. Tai vat ir labai sunku kažkaip nuo to atsiriboti. Tai kartais reikia to telefoną net ir labiau atsipalaiduoji. Čia turbūt tą telefono detoksą gerai kiekvienam būtų padaryti. Jo. Ar jaunas vadovas turi įrodyti daugiau nei vyresnis? Čia turbūt irgi toks gajus, kaip čia klausimas, nes visą laiką atrodo, kad turbūt amžius jau priduoda automatiškai tau daugiau kažkokių gali. O gal ne? Čia priklauso, aš manau, kad priklauso labai irgi nuo sektorius, kur dirbi, nes man atrodo, kad paprasti, pavyzdžiui, fintecho srityje, industrijoje vadovai dažniau yra jaunesni. Aš kiek matau, kiek susiduriu. Tarkim, su kitom industrijom vadovai yra vyresni ir čia vėl yra apie turbūt sprendimo prieimo greitį, apie inovacijas ir panašiai. Jaunam žmogui yra lengviau turbūt laviruoti šitoje srityje, greit priimti sprendimus, domėtis inovacijom, galbūt pačiam išbandyti kažką, pritaikyti organizacija nuolat keičiasi, prisitaikyti prie pokyčių ir panašiai. Spėju, kad galbūt vyresniam amžiui tie pokyčiai ir visa kita gali šiek tiek paveikti patį tavo efektyvumą darbę, nes reikia nuo vieno prie kito šakinėti. Bet ar didesni lūkesčiai tam vadovui, nežinau, aš tai nepajaučiu, aš kaip tik jaučiu, kad jaunas vadovas turi daugiau galimybių, jeigu organizacija samdo jauną vadovą, aš visą laiką tai žiūriu teigiamai, nes vadinasi, kad organizacija vertina ten, tarkim, tą patį greitį, inovacijas ir nori išlikti, sakykim, tokia pakankamai sharp. Ir tai manau, kad čia toks, nežinau. Šiai dienai turbūt nebėra jau, gal tokių nelygybių, pavadinkim taip, tarp jauno ir vyresnio tos. Nu, aš jaučiu, jaučiu, apie ką tu kalbi, nes mes turim tų partnerių ir mes kartais ir su mūsų pardavimų komandos vadovu pasišnekam, mes taip pasegmentuojam kartom, sakom, čia tos kartos vadovas, tas jaučiasi, nes jie turi visai kitokias vertybės ir panašiai, bet tas išeidinėja pamažu ir labai faina matyti, kai vis ateina ten, arba aš senstu ir aš toks darausi, arba kiti vadovai jauni, nežinau, bet mintis ta, kad kažkaip keičiasi ir tos vertybės ir tie vadovai pradeda tokie būti labiau galbūt liberalus, labiau būti galbūt perina iš to tokio boso rolės į lyderio rolę ir labiau įtraukia kitus veikti, negu kad patys nuolatos ten žino geriausiai, priima sprendimus ir ten, kaip sakant, kaip pasakysiu, taip ir bus. Tai labiau kliausi komandom dabar tie vadovai. Tai yra. Kas turbūt čia irgi gerai paminėjai, kas labai svarbu turbūt būti lyderiu, bet ne tuo bosu, nes turbūt kažkur vis tiek dar yra tų tokių bosų. Taip. Bet manau, kad vis tiek pakankamai einam gerą linkmę ties turėjimo lyderį. Jo, aš manau, kad ta savoka jau čia tokia klasika. Sakyčiau, 10 metų klasika, daugiau gal atskirimo lyderio ir boso. Tai per daug jo, įvairių mokymų ir panašiai, tai tas matosi ir ko reikia žmonėms. Man atrodo, kad vadovas supranta, kad jo didelė funkcija iš tikrųjų organizacijų yra formuoti tą darbo kultūrą. Tai apie, žinai, kokią darbo kultūrą suformuos bosas.
Ir kokią darbo kultūrą gali suformuoti lyderis, aš manau, čia du skirtingi dalykai nepalyginami. Yra ir lyderis gali enablinti, lyderis gali suburti komandas, sujungti komandas, padaryti, kad komandos veiktų, bosas labiau toks, order giving, duoda kažkokį tai taską, tu darai, o kaip tu jautiesi, žinai, gal čia paskui pašnekėsim kažkada. Kaip neperdegti, kai visi nori tavo dėmesio realiai visą parą, pasakykim taip. Ir ar esi buvęs ant perdegimo slenkščio ir jeigu taip, tai ką darai? Jo, tai kaip neperdegti, tai sakau, turbūt reikia susikurti savo rutiną, susikurti dalykus, prie kurių tu gali prasiventiliuoti ir susimažinti spaudimą. Prikipsi prie to spaudimo žodžio. Čia labai gera tema. Jo, tai mano atveju, aš kiekvieną rytą pradedu irgi rytinių tokių pasivaikščiojimų pusvalandžio, tada po darbo vėl vaikštau, tada dar prieš miegą vaikštau ir dar ten įterpiu savaitėje porą kartų pasportuoju ir manau, kad šitie dalykai, kas padeda, turbūt tie pasivaikščiojimai ypatingai padeda man nuraminti, sakykime, mintis ir šiek tiek persijungti kitą tą režimą, nes yra ir šeimos gyvenimas, kuriame irgi visko būna ir visokių situacijų būna, tai tu negali tiesiog su pilna galva šokti į šeimos gyvenimo, ten visko būna. Ir vaikai kokie ten serga, ir dar kažkas, visokių dalykų, tai ten irgi turi būti pakankamai. Manau, kad dar vienas labai svarbus dalykas apie tą neperdegimą, tai yra tai, kad jeigu jau taip atsitiko, mane taip atsitiko, atsakysiu tą klausimą, ar turėjau tokį dalyką, prieš porą metų buvau tikrai, sveikata pradeda rodyti tam tikrus ženklus, tai tada labai stipriai susikoncentravau į save ir supratau, kad dabar prioritetas numeris 1 esu aš. Taip. Organizacija buvo prioritetas numeris 2 ir tada, žinai, savaitgaliai šiek tiek kitokie dalykai vyksta savaitgaliais, daugiau miegi, daugiau ten su dviračiu pasivažinėti ir bandai kažkaip susitvarkyti ir labai, taip sakyčiau, buvau, bent jau tuo metu, tai labai taip žiūrėjau darbiniai dalykai, tai 5 valandą uždarau, bandau nelysti telefoną, žinai, po darbo ir panašiai, kažkaip ribot laiką, nes organizacijai reikia, kaip čia vėl, to lyderio arba to žmogaus, kuris gali efektyviai dirbti. Tai reikia kaip įmanoma suminimizuoti tą laiką, kad sergant arba ten, tarkim, pasijutus kažkaip jau negerai, perdegus, kad tu galėtum kaip manoma greičiau išlipti. Tai čia toks tiesiog keičiasi prioritetai, greitai susitvarkai ir tada... Čia neturėtų tau būti visada darbas ir tai kompanija, įmonė, kurioje dirbi, visas tavo gyvenimas. Jo. Kad tai tą, kaip čia, blaivų mąstymą, padėtų išlaikyti. Jo, bet čia sakau, čia kažkaip man labai padėjo tai, kad, vieną kartą, čia geras irgi toks pavyzdys, vieną kartą tokią situaciją turėjai ir tu supratai, kaip su tuo reikia tvarkytis. Gali dar čia aišku kažkada taip nutikti, bet atsirado toksai dėmesys savo po jos, kai jinai praėjo ir tu nuolatos tą stebi ir jeigu tu matai, kad jau į tą pusę, tu jau neleidi iki to prieiti ir tu jau darai tam tikrus dalykus kitaip, tam, kad tu tame nebeatsidurtum vėl. Čia mano tokia pamoka galbūt. Tai ir pabaigai gal galėtum kažkokį vieną palinkėjimą tam jaunam CEO, galbūt kuris neseniai pradėjo tas pareigas eiti ir tos batus įlipo ir gal net truputį ir baisu, sakykime, jam šią akimirką, tai gal kažkokį iš savo patirties galėtum tą palinkėjimą. Aš buvau, kad keli žmonės pamentorinau ir vienas, atsimenu, buvo vadovas irgi kaip čia ką tik patapęs jau. Ir aš gavau tą patį turbūt palinkėjimą, duočiau, ką aš ir tam žmogui daviau, tai žiūrėk į iššūkius kaip į galimybės. Ir į galimybės mokytis, į galimybės inovuoti, į galimybės keisti organizaciją ir panašiai, nes tai atrodo baisu tie iššūkiai, bet jeigu tu pagalvoji, kad vienos ar kitos situacijos gali iš tikrųjų nulemti, kaip ta organizacija toliau važiuos, arba tu kaip asmenybė toliau važiuosi, tai čia požiūrį reikalas. Nereikėtų žiūrėti, kad čia kiek aš turėsiu dabar reikalų, čia klausimų su kiekvienu
su kiekviena kažkokiu tai tokiu iššūkiu reikėtų šiek tiek tą kampą pakeisti ir pasižiūrėti, o visgi, ką aš galiu iš to gauti, arba kokios čia galėtų būti organizacijai galimybės, laimėjimai ir panašiai. Ir išnaudoti iš tos pusės ir tada natūraliai gausis, kad tu priimsi tuos iššūkius, man kol kas visai puikiai sekasi, tu priimi tuos iššūkius ramiai. Ir man atrodo, kad tas emocinis stabilumas, ramumas čia yra be galo svarbus, nes jeigu šito nesusitvarkysi, aš manau, kad tada tie emotional kalneliai tave gali pakankamai greitai suvalgyti. Tai va šitą reikia žiūrėti. Gerai, ačiū už pokalbį. Ačiū tau.